Sveiki, šiomis dirbtuvėmis gaminsime trumpą video iki 5-10 sekundžių. Tikslas - socialinė reklama apie šiukšlinimą. Jeigu nešiukšlinsim ir surinksime šiukšlės, tai miško žvėris mums padėkos. Tai mūsų toks tikslas yra. Ir tuo pačiu panagrinėsim kelis dirbtinio intelekto įrankius, kaip pasiekti šitą tikslą. Tai perikim prie darbų, konkrečių punktų. Mūsų tikslas yra apie trumpi video yra naudojami įvairiom socialiniam reklamom arba mėgsta daugelis kurti ir kelti į TikToką, YouTube'o, tas pats Facebookas turi savo reelsus, tokie trumpi video, kur galima kažką juokingo, įdomaus, įtraukiančio įkelti. Tai mūsų tikslas labiau prasminga trumpą video sukurti ir įkelti. Tai kitas žingsnis - sugalvosim istoriją. Mūsų istorija jau sugalvota yra, jūs galite sugalvoti kitą. Bus tiesiog vilkas miško fone, kuris sakys: mes vilkai dėkojame už švarų mišką, čia gražu ir saugu. Arba panašiai galima papildyti dabar. Čia galbūt pirmiau saugu ir gražu. Pataisysiu. Tai mūsų toks tikslas. Toliau naudosime vieną iš dirbtinio intelekto įrankių paveikslėlių generavime, sugeneruosim veikėjo animavimas. Naudosime taip pat vieną iš įrankių veikėjo garsinimas. Čia naudosime paprastą programą Sound Recorder, kuris yra Windows platformoje. Tikriausiai panašų galite surasti ir kitose platformose garsų įrašinėjimui. Toliau montuosime ir publikuosime. Taip, tai pradėkim. Tai trumpai apie video papasakojau, istoriją turim, generuosime veikėją. Taip, veikėjo generavimas. Naudosime čia, galime sudaryti tiesiai ChatGPT, paprašyti, kad sugeneruotų tiesiai ChatGPT užklausos langelyje, bet galime naudoti ir specialiai tam skirtą įrankį. Taip, Explore GPT paspaudus, čia galima surasti DALL-E. DALL-E yra specializuotas paveiksliukam generuoti įrankis, sukurtas būtent OpenAI. Ir Start Chat paspaudžiame tiesiog. Galima tą pačią GPT naudoti. Su šituo automatiškai sugeneruoja bent 2 paveikslėlius. Taip, paprašykime nupiešk vilką miško fone, kuris žiūri į kamerą. Kamera tai yra, kad jis žiūrėtų į mus, kuris žiūri į kamerą ir tarsi kalba. Tikriausiai užteks. Nupiešk vilką miško fone. Turi atrodyti realistiškai. Kuris žiūri į kamerą ir tarsi kalba. Tai pabandome. Tai DALL-E duoda mums 2 nemokamus. Iš karto sugeneruoja 2, viso galima su nemokama versija dieną 5 paveikslėlius sugeneruoti. Vieną dalyką pamiršau. Jeigu nenurodote dydžio, kokio norite dydžio, tai jis sugeneruoja 1:1 formato paveikslėlį, kuris galbūt mums nelabai tiks. Vilką turim. Visai geras vilkas, kuris galėtų kalbėti. Toks kaip iš pasakų, bet mes norime jo didesnio. Tai reikėtų dydžio skirto telefonui. Tai jis turėtų būti pailgas toksai. Formatas dažniausiai vadinamas 9:16. Šitas buvo 1:1, 9:16, tai yra skirtas būtent. Mums kaip tik. Dabar galime išsirinkti, kurį norime, vieną ar kitą. Man pirmas primtinesnis. Gal kitiems kitas primtinesnis. Tai šitą galime parsisiųsti.
spaudžiame parsisiųsti, atkreipiu dėmesį, kad parsisiunčiama WebP formatu. WebP formatas pažįstamas naršyklė, bet gali ne visi dirbtinio intelekto įrankiai atpažinti šitą formatą. Tai galime sudaryti kataloge ir mūsų šitas paveiksliukas WebP formatu. Naudosime generavimui platformą Kling AI, klingai.com. Šitas duoda, pažiūrėsime, kiek kreditų duoda mums. Prisijungus duoda nemokamai, paspausiu video. Taip, jeigu grįžti atgal, yra video generavimas, kairiai pusėje video, turi būti app.klingai.com global. Paspaudus video, rodo, kad duoda 166 kreditus nemokamai. 5 sekundžių video galima sugeneruoti už 20 kreditų, tai realiai galite 8 video sugeneruoti šitoj platformai nemokamai. Kol kas bent jau rašo licencijoje, jeigu prisijungėte, vis karts nuo karto prisijungėte į mėnesį, vis galit gauti tuos 166 kreditus. Jei nesijungsite, jums neduos. Bent jau šiai dienai, bet šitoj visoje industrijoje, ypač video generavimo, nes nežmoniškai daug resursų reikia sugeneruoti video, tai nemokamai apskritai įrankį rasti yra sudėtinga. Be šito įrankio yra kitas, Runway ML, kur lygiai taip pat irgi duoda 125 kreditus į mėnesį. Šiuo metu jis neveikia, raudonas, bet laikinai. Tai šitas duoda 125 kreditus, 5 sekundžių video kainuoja 25 kreditus. Tai yra šitas. Tai iš nemokamų yra tik tai šitie du, kur bent jau kiek esu pats bandęs, veikia pakankamai normaliai, nesudėtingai ir tikrai veikia. Tai Kling AI ir Runway ML mes naudosime šiuo atveju būtent Kling AI. Dar kas verta paminėti, kad neskubėtumėt galbūt, šitas yra kinų gamybos, jeigu labai nepasitikite, tai nerekomenduoju. Taip pat nerekomenduoju kelti jautrios informacijos, savo nuotraukų nekelkite, galbūt atskirai susikurkite netgi Google paskyrą, būtent dirbti su šito paskyrą. Aš turiu visiškai atskirą paskyrą tam susikūręs ir nekeliu jokių savo asmeninių duomenų ar nuotraukų, nes jis yra su to DeepSeek taip pat susijęs. Tai va tiek, tiesiog, kad žinotumėt. Naudoju dėl to, kad duoda nemokamai ir kodėl nepasinaudojus tuo kažkiek tai nemokamai. Tai įsikelkime nuotrauką pasirinkus video, frames, pirmą dalį, ir čia yra įkelimas nuotraukų, drop, pasirinku šitą vilką, spaudžiu open. Įkelia mūsų vilką. Teisingai, ne tas, čia yra kitas vilkas prieš bandant. Dabar man nerodo to vilko, kurį prieš tai būtent šito nerodo, nes ta, kurį įkėlė, buvo ne tas, buvo kitas, ne tas generuotas. Jo nemato visiškai, nes formatas yra WebApp, tai Kling AI net pažįsta, nes matot, yra parašyta pačioj kokio formato paveikslėlius, JPG ir PNG tik tais. Tai labai greitai galima pasiredaguoti, tiesiog paspausti dešinę, atsidaryti su paprasčiausiu Paint, With Paint, jeigu turite profesionalesnį, galite su Gimpu, Photoshopu arba kitas redagavimo programas. Aš tiesiog su Paintu greituoju būdu atsidarau ir tiesiog persaugau šitą paveiksliuką, File, Save as PNG Picture. Ir viskas, neatsidarė niekas, PNG Picture. Ir tiesiog išsaugau. Jis automatiškai, matot, galūnė PNG jau bus atpažįstamas, galiu uždaryti. Ir dar kartą su šituo įrankiu jau matau savo vilką. Čia buvo prieš tai kitas, dabar matau savo į vilką. Open. Na štai. Ar tikrai tas? Jo, šitas, tas pats, nes labai panašus.
Ir apačioje yra promptas, angliškai promptas, lietuviškai užklausa. Talking Wolf. Talking Wolf. Tik tais tiek įdėsiu ir viskas, turėtų užtekti, galima daugiau įdėti, taupant laiką. Čia galima pasirinkti, kiek sekundžių norit, kiek iš karto sugeneruotų output. Tik tais VIP gali, VIPai daugiau outputų. Outputas tai reiškia, kiek variantų jums sugeneruos. Aišku, ir sunaudos kreditus. Tai vienas kainuoja 20 kreditų. Iš karto prieš spaudžiant dar pasakau, kad nuo apkrovimo serverio priklauso, kiek generuos jums laiko šitą video. Tai gali generuoti kartais net 3 valandas. Bet kas yra faina, jūs galite paspausti Generate, uždaryti langą ir pamiršti iki kito prisijungimo, prisijungti ir rasti jau sugeneruotą vaizdą. Kodėl taip yra? Todėl, kad daug kas naudoja, populiaru dabar kurti vaizdo įrašus ir jeigu tai yra nemokamai, užtrunka begalės laiko. Tai tiesiog reikia kantrybės, galima viską pasiruošus, paspausti Generate ir tuoj pažiūrėsime, kiek mums laiko truks šitas generavimas. Rodo 24 minutės. Tai aš įjungsiu, kol kas atsitraukiu ir grįšiu, kai baigs generavimą už 24 minučių. Beje, kol generuojamės, galime įsirašyti garso įrašą. Tai galim šitą pamiršti ir įsirašyti garso įrašą būtent kalbančiam vilkui. Tai aš tada nueisiu į šitą vaizdą. Mūsų tekstas yra: mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Labai svarbu, kad kalbėjimas netruktų ilgiau nei 5 sekundės. 5 sekundės. Tai šiuo metu mes veikėją turim, dabar animuojame, animavimas už 24 minutės, dabar įgarsinsim, o kai turėsim įgarsinimą, bus montavimas ir bus viskas. Tai aš naudoju Windows programėlę, labai paprasta, jis vadinasi Sound Recorder. Jeigu uždarysiu, jį galite tiesiog per startą, jeigu Windows'ose parašyti Record, pradėti rašyti ir Sound Recorder vadinasi. Labai paprastas, primityvus. Nors ir primityvus, žinoti reikia, kad kokiu formatu įrašysite garsą. Tai garso nustatymus dešiniai 3 taškeliai ir settings nustatymai. Jeigu tai anglų kalba, į lietuviškai greičiausiai bus nustatymai. Ir čia yra formatas, recording formatas. Ir čia galite nustatyti, kokiu formatu norite. Rekomenduoju WAV, bent jau su tuo įrankiu, kuriuo mes montuosime visą video, tai WAV formatas yra atpažįstamas, plus WAV formatas yra nesuspaustas, tai pats kokybiškiausias. Tai šitą rekomenduoju. Visi kiti gali būti suspausti arba tiesiog neatpažinti programas. Tai dėl WAV 100%, MP3 irgi veiktų, bet rekomenduoju WAV. Tai grįžtame ir pabandome įrašyti. Prieš akis pasidėsiu tekstą, kad galėčiau jį skaityti. Taip, tekstas bus čia. Ir recordingas. Jį skaitau. Čia vėlgi galima įvairiai galima atranką daryti, netgi sugalvot su vaikais atranką, kas geriausiai įgarsins vilką, mešką, lapę, zuikį ir panašiai. Tai kiškį ir panašiai. Bet vėlgi svarbu 5 sekundės, čia laikas apačios slenga, tai galima pamatyti. Tai pabandysiu dabar. Aišku, vilkas šneka storu balsu, tai reikia tą pabandyti įgartinti. Tada pasitreniruosiu, sakysiu: mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Pabandykim. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Atrodo, tilpau į 5 sekundės ir galima pasiklausyti. To įjungsiu desktop garsą. Dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu.
Tai va 5 sekundės, dar galiu iš eilės paklausyti. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Na va, turime įgarsinimą ir jį galėsim panaudoti. Dabar kur rasti failą? Failą 3 taškai vėlgi ir čia yra show in folder. Tai paskutinis įrašas yra WAV formatu, tai konkrečiai šitai rodo paprastai. Beje, įrašė 2 formatais. Taip, o gal ir vienu. Gal čia iš seniau likęs, bet žodžiu mūsų yra WAV formatu. Tai paleisiu, galiu bet kokį playerį, media playerį gal naudot. Tai lygiai taip pat. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Na, veikia. Taip, tai mūsų, aš galbūt jį ir persivadinsiu iš karto, vilko padėka. Tai jis randasi katalogė Document Sound Recordings, kad atsimintumėm, ir pasivadinau vilko padėka. Taip, toliau galime pasižiūrėti, kaip mums sekasi generuoti, kartais būna greičiau pavyksta, tai liko dar 20 minučių. Ir aš tada tuo pačiu pakalbėsiu apie kitus dalykus. Montavimo naudosiu programėlę Microsoft Clipchamp, kurį galima įsidiegti. Microsoft Clipchamp. Labai paprastas naudoti. Visi projektai saugomi online, tačiau failai projektų saugomi lokaliai kompiuteriai. Jeigu pakeisite kompiuterį, tai projektas lieka, bet failų nėra, tai neina dirbti su to projektu. Paprastai, jeigu su vienu kompiuteriu dirba, tai viskas tvarkoja. Tai čia yra iš karto Home, Create New Project. Tame lange, kai atsidaro, į kairę pusę galima sumesti reikalingus resursus, video failus, audio failus, tekstą ir taip toliau. Paveiksliukus tai yra ir panašiai. Tai čia veikia tempimo principas. Pavyzdžiui, vilko padėka, aš galiu tiesiog įtempti ir aš turiu vilko padėką. Ir jį galiu įsidėti jau į timeline, į laiko juostą, tai ir paleisti. Ir Dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Labai faina. Taip, tai vaizdą turim, jeigu reikės, čia mes galėsime nukirpti, plus galėsime balsą pagreitinti, palėtinti, dar galiu supažinti, kad su garsu galima dešiniai pusė yra audio ir pavyzdžiui, speed va. Speed, ir čia jeigu pavyzdžiui lėtinat, garsas ilgėja. Jeigu greitinat, matot, per laiką daug greičiau pasako tą patį. Tai vienas greitis yra originalas. O galite arba lėtinti, arba greitinti. Tai čia dabar mums belieka sulaukti, kol sugeneruos video, bet iki to vėlgi galime pasiruošti kitus dalykus, pavyzdžiui, įsidėti tekstą, titrus įsidėti, kad mūsų šortas, plus pasikeisti mūsų dydį, nes ar mes norėsime plataus ekrano, ar mes norėsime telefonui skirto ekrano. Tai dydis gali būti šiuo atveju vertical, nes mums reikės telefonui. Darysime į telefoną, kad telefone gerai atrodytų. Dydį pasidarėme, toliau galima įsidėti tekstą. Tekstas kairiai pusėje yra tekst. Galima visokių efektų išsirinkti, kokių tik norit, kokie jums patinka. Aš mėgstu fade. Paprastas, primityvus. Čia galima didinti, mažinti. Yra mastelis, mygtukai minus plus. Galiu minus spausti ir sumažėja. Jeigu minuso nebesimato, galima su Ctrl klavišu, nuspaudus Ctrl klavišą, naudoti pelytės ratuką ir šitokiu būdu valdyti. Pelytės ratukas. Ir pavyzdžiui, garsas mano prasidės kažkur čia. Pradžiai norėsim, kad man rodytų tekstą kokį nors. Matot, fade, tai toks pradingstantis, ar ne? Pradingstantis. Ir aš norėsiu tekstą, pakeisti tekstą. Norite pakeisti tekstą, paspaudžiate ant šitos etiketės ir dešiniai pusėje yra tekst. Tekst mygtukas, dešiniai pusėje. Ir čia galite užrašyti kokį nors šūkį. Nešiukšlink. Nešiukšlink.
Galite pakeisti šriftą, pavyzdžiui, šitas šriftas nelabai tinka lietuviškom raidėm, tai galima, pavyzdžiui, kokį nors aš naudoju DM Sans. Tai jis bent jau lietuviškos raidės yra vienodos. Anas irgi turi lietuviškas, bet lietuviškom raidėm kitas šriftas taikomas. Čia galima šiek tiek sumažinti dydį, nešiukšlink. Ir galime nustatyti, kiek laiko tą tekstą rodys. Čia rodo sekundės, pavyzdžiui, 2 sekundės. Pavyzdžiui, galbūt 2 sekundžių pilnai užtenka, kad žmogus spėtų perskaityti maždaug apie 2 sekundės. Nešiukšlink. Toliau padarysiu duplikatą. O šitas bus o radęs surink. Taip, pažymim, tą pažymim, o čia kokie 3 taškai, o radęs surink. O jeigu randi šiukšlių kažkieno kito, surink, mes toks mūsų šūkis. Ir tada vilkas, tada pakalbės vilkas ir galime dar papildomai įdėti gale, pabaigoje, kai vilkas baig šnekėti, na, kad ir vilkai jums padėkos. Tai duplicate ir įdedu čia, perstumiu etiketę ir čia pervadinu tik tais. Ir vilkas jums padėkos. Arba tiesiog vilkas jums, gal jums iš didžiosios, padėkos. Vilkas jums padėkos. Matote, tekstas netelpa, galim šiek tiek dar sumažinti. Vilkas jums padėkos. Taip, mums beliko tik tais trūksta video įsidėti šitą vietą. Turime tekstą ir plus galime kūrėją įdėti, kas sukūrė. Pavyzdžiui, galime vėl duplicate padaryti, dar paskutinę etiketę įdėti. Pavyzdžiui, aš mėgstu dėti pas savęs, čia jau galima lietuviškai rašyti created, aš mėgstu angliškai created by mano slapyvardis DJ Zigmux. .ai. Nu va, turime, pažiūrime, ar klaidų nebūna. Būna labai nefaina, jeigu padarai viską ir kokia maža viena klaidytė, reikia iš naujo viską pergeneruoti. Tai turime šitą. Galime pasileisti, tai aš įjungsiu darbastalio garsą. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Na va, turime video. Dabar ko dar trūksta? Čia yra miškas, ar ne? Mes norime miško garsų, ar ne? Galbūt mes norime miško garsų paukšteliai, čiulba ir panašiai. Galima tokių susirasti ir parsisiųsti. Tuo pačiu pažiūrėkim, kaip mums sekas generuoti. Žiūrėkit, liko 15 minučių. Tai galime, pavyzdžiui, bird song download į paiešką ir yra epidemic, arba ne, šitas royalty free music tracks, arba, šitas geresnis, Pixabay, nemokamai royalty free bird sounds. Miške norisi girti paukščiukų čiulbenimo, tai va pavyzdys vienas čia. Nu, kažką tokio. Taip, ir galima parsisiųsti patį pirmą, arba kitus galima irgi paklausyti. Visokių yra, galite išsirinkti. Paimsiu pirmą, nes mūsų tikslas yra mokomasis, čia jau galima vaikams duoti išsirinkti arba kitur pasiieškoti, ne tik tais paukščių, bet ir kitų gyvūnų garsų. Tai pirmą parsisiunčiu. Parsisiuntė MP3 formatas ir tą MP3 galiu lygiai taip pat į Clipchamp perkelti, ar ne? Tai einu į Your Media ir perkeliu paukščiukų čiulbenimą. Paukščiukų.
iš karto įdedu. Galiu nuspręsti, nuo kur jis girdės, ar jis girdės nuo pradžių, ar nuo ten, kur vilkas šnekės. Gal jis tegu girdisi visą video. Ir dabar, aišku, šito paukščiuko yra 1 minutė, tai jis tęsiasi, matot, be galo ilgai. Galima netgi nuo tam tikros vietos skirti, kur mums labiausiai patiks, nes tas garsas bus įvairus. Bet aš tiesiog paliksiu, nukirpsiu čia, kur baigėsi mano video. Dabar kaip nukirpt, turiu paspausti ant to garso įrašo paukščiukų, užvesti tą juostelę grojimo ir tada paimu žirklės. Spaudžiu žirklės ir atskyrė vieną dalį nuo kito. Viena dalis kita. Tai pažymi, kurios man nereikia, dešinės pusės ir ištrinu. Ir dabar galime paklausyti jau fone. Taip, jungiu. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Na va. Veikia. Dabar tik tais reikėtų dar galima pažaisti su garsais. Pavyzdžiui, foninis garsas aš galbūt norėsiu, kad tyliau girdėtųsi, o tas, kuris kalba garsiau. Tai galima pažymėti foninį garsą ir čia yra volume dešiniai pusiai, kur galite sumažinti, pavyzdžiui, galite sumažinti kokių 30–20%, o vilko garsą padidinti iki 200. Na, kad išsiskirtų vilkas, nes jis yra arčiau, o visas foninis tarsi toliau. Dar sykį paklausysim. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Na va. Taip, pažiūrim, kiek mums ten liko generuot. 10 minučių. 10 minučių. Tai ką mes dar galime pasidaryti? Taip. Čia gerai, čia tik tais video liko įdėt. Dar pavadinimą galima pasivadinti viršų iš karto, pavyzdžiui, vilkai padėkos. Vilkai padėkos. Nu va. Viskas, tai tada aš pasidarysiu kavos, kol baigs ir grįšiu, kai jau bus baigtas generuoti video. Taigi, ir kavos atsigėriau ir padariau generavimą. Realiai padariau 2 generavimas, nes iš pirmo generavimo nepavyko sugeneruoti. Vilkas tiesiog nekalbėjo. Dabar lygtais panašu, kad kažką bando kalbėti. Labai tikroviškus vaizdus ir gyvūnų labai sudėtinga padaryti, kad jie kalbėtų. Jeigu tai būtų animuotas, gal paprasčiau, bet čia kadangi arčiau tikroviško, tai, bent jau šitas labai panašus. Pirmas variantas buvo, kad tiesiog nieko nedaro, nors buvo parašyta, kad Talking Wolf. Antrą šiek tiek pataisiau promptą, užklausą, parašiau Make Talking Wolf. Tai šiek tiek panašu. Galbūt šitą ir panaudosim. Galima eksperimentuoti toliau. Tik tais tiek, kad labai brangiai kainuoja šitas eksperimentavimas, daug laiko. Dienos metu, bent jau dabar, kai apkrauta, kainuoja apie 30 minučių laiko sugeneruoti. Gerai, tegul būna toks, maždaug judina burną, mums tiks. Parsisiųsime, download mygtukas. Parsisiuntėm. Ir turime šitą ir tada atsidarome Clipchampą. Ir įsikeliame dar ir video. Ir dabar pabandysime įsikelt, pasižiūrėti. Mums kaip tik čia į tą vietą, kur maždaug kalba. Iš karto matome, galime sutrumpinti ten kalbėjimą, patikrinti, kurioje vietoje kalbėjimas vyksta. Už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Kažkur čia baigėsi šitoj vietoj, tai galiu čia ir nukirpti, svarbu pažymėti garso failą
ir aš jį nukirpsiu. Aha, ištrinsiu. Ir dabar pabandykime. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Nu, kažkas tokio. Aišku, netobula. Tiesiog skiriant daugiau laiko galima daugiau padirbėti ir išgautą, išreikalaut dirbtinio intelekto, kad jis būtent padarytų, kaip turi būti. Na ir čia dar sustumsiu, nes kadangi patrumpinau, šitą irgi galima patrumpinti. Ir turime jau klipuką. Ką dar galima įdėti papildomai? Dabar yra tik tais paukščių čiulbėjimas. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Jo, gal netobulai. Tai galima dar ir muziką sukurti. Tai to pačiu parodysiu, kaip ir muziką galima sukurti papildomai. Tai tam galima naudoti Suno AI platformą, kurią esu rodęs anksčiau. Tai create, galima tik tais instrumentus ir sugalvoti promptą. Čia tik tais reikės anglų kalba rašyti, lietuviškai nesupranta. Tai create music for some intro about forest and nature. Sukurti muziką kažkokiam tai intro apie mišką ir gamtą. Taip, titlas bus forest ir create. Gal dar čia paimkim kokią nors calm, quiet, ramu, tylu ir viskas. Papildomus dar įdėjau raktažodžius, forest pavadinimas ir spaudžiu create. Ir sugeneruos. Pažiūrėsime, ar mums tiks. Man pirmas gražesnis. Tai pabandom parsisiųst. Download. Truputį dar palaukti reikia. Baigs susigeneruoti parsisiuntimas. Aišku, galima uždėti, galima nedėti. Nežinau, kaip atrodys su muzika. Galima iš tikrųjų paeksperimentuoti, leidžiant abu. Sumažinsiu, paleisiu muziką ir pažiūrėkim, kaip atrodo, kai kalba ir tuo pačiu muzika groja. Tai paleidžiu muziką. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Reikia paeksperimentuoti. Pažiūrėkim, parsisiųskim. Download. Dar kuriamas. Bandysim įdėti, jeigu netiks, gal ir išimsim. Atkreipiu dėmesį, kad čia kurdamas muziką buvau užsidėjęs instrumental, tai reiškia be žodžių. Kai kurie fonai gali būti be žodžių. Žiūrėkim, antras gal jau galima, ne, antro irgi negalima dar siūst, vis dar negalima. Refresh'ą paspausiu.
Na, dabar turėtų jau, jo, dabar jau yra. MP3 parsisiuntė ir galime įsikelti į Clipchamp. Turim Forest ir tegul nuo pradžių groja, kažkur toje pačioj, bus kartu su paukščiukais. Galima šiek tiek patylint, gali nukirpt pabaigoj. Nukirpt ir galą nutrint. Plius galima uždėti, kad fade funkcionalumas pažymėjus muziką, kad pradžioje 1 sekundę jis nuo tylaus, visiškai tylaus, užkiltų garsas ir pabaigoje gal 2 sekundės nutiltų. Tai fade in, tai įėjimas ir išėjimas nutyla. Taip, tai galima dar garsą uždėti, audio volume irgi sumažinti muzikos gal iki 50%, kem 9, kad šiek tiek tyliau, kad šnekėjimas girdėtus garsiausiai. Matot, kiek įdėjom daug skirtingų dalykų į vieną klipuką. Bandom paleisti. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Nu va, šiek tiek muzikos ir kalbėjimas ir dar fonas, miško fonas, čiulbantis paukšteliai. Dabar eksportavimas daromas per export. Pasirenkamas formatas, kokybė HD, geresnės nereikia. Greitis priklauso generavimo nuo to, koks jūsų yra kompiuterio greitis, nes naudoja vidinius resursus kompiuterio. Viskas trumpas, man labai greitai sugeneravo, dydis 10 MB tiktais. Ir mano visas artefaktas, pagamintas video failas, vilkai padėkos. Pilnas. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Ir dabar šitą galima įkelti į YouTube. Tuoj surasime, taip, YouTube, jeigu turite savo paskyrą, kanalą, jūsų vaizdo įrašai. Čia mano vaizdo įrašai ir tada mygtukas sukurti, įkelti vaizdo įrašus, paprastai galima įtempti, drag and drop, vilkai padėkos, galima aprašą įdėti, aprašę aš paprastai galiu aprašyti, kad nors nešiukšlink ir papildomai sudėti naudoti įrankiai. Naudojau DALL-E, pradžioj paveiksliuko generavimo DALL-E, tada naudojam Kling AI įrankį, tada naudojam Suno AI, atrodo viskas, ir Clipchamp. Šitos įrankius galime čia priekį rašyti su grotažyme. Grotažymė reiškia, kad tagas, žyma ir matot, DALL-E, pavyzdžiui, 3, visi, kurie turi tas žymas, paprastai jeigu įvedus į paiešką DALL-E, kas nors jūsų įrašą ras visada. Taip. Čia su paieška labiau, kad jūsų video būtų labiau matomas. Tai va, Kling AI, Suno AI ir Clipchamp grotažymę sudėsiu. Ir viskas. Toliau galima daugiau aprašymų įdėti. Toliau galima grojaraštį, jeigu turite nusirodyti. Aš tiesiog įdėsiu AI Music ir atlikta. Toliau nurodyti auditoriją, ar tai skirta vaikams, ar neskirta vaikams. Tai
didelio, aišku, tai yra socialinė, tai galbūt ir vaikams skirta, taip jis skirtas vaikams uždėsiu. Papildomai galima nurodyti papildomus žymas atskirai nurodyti, pavyzdžiui, galiu čia sudėti vėlgi žymas Suno AI, Clipchamp, Klingai ir ką dar naudojau, Dall-E. Dar galiu ir kitą sudėti, socialinė reklama, shortas, angliškai vadiname. Ir viskas, pavyzdžiui, kitas. Čia, kad viešai matomas, iš karto galima dalintis jau nuorodą šitą ir paskelbti. Per nuorodą galime, dabar kur jis atsirado prie klipukai, kadangi klipukai tai yra tie šortukai, galima rasti Vilkai padėkos. Ir tada žiūrėti, kiek peržiūrų surinkate. Tai dabar jeigu nukopijuosiu nuorodą, atsidarysiu, mano realiai video jau yra paskelbtas ir jį galima pamėgti. Mes vilkai dėkojame už švarų mišką, dabar čia saugu ir gražu. Tai va, toks mūsų šiandien tokios dirbtuvės, buvo atliktas nemažai įrankių išbandyta ir sukurta šortas. Su vaikais galima tokį projektą nerti, galima nebūtinai dirbti kiekvienam individualiai, galima dirbti komandose, kiekvienam pasiskirstant po tam tikrą dalį, sugalvojant trumpą istoriją ir pagaminant tokį trumpą šortą. Toks video gali lygiai taip pat būti keliamas į TikToką, Facebooką, YouTube'ą tą patį. Dauguma vaikų vis tiek naudojasi TikTokais, tai kam žiūrėti kitų gamintą produkciją, jeigu galima patiems gaminti produkcijas, suteikiant galimybę kitiems žiūrėti ir kurti prasmingus video. Tai tiek šį kartą.